Na, o prisimindami visus Lietuvos šventuosius, galime prisiminti vieną vertus apskritai, kiek mes jų daug turime, kokia ta turtinga yra istorija, kuri prasideda šventuoju kankiniu Brunonu Bonifacijum, dar nepadalytos bažnyčios, rytų ir vakarų bažnyčios misionieriumi, kuris buvo Lietuvoje nukirzdintas dėl savo tikėjimo Kristumi ir dėl to buvo pirmą kartą istorijoje paminėtas Lietuvos vardas metraščiuose. Mes galime prisiminti ir kitus didžius kankinius Antaną Joną Eustachijų, kurie nepriimdami pagoniškų savo valdovų papročių pasirinko verčiau mirti, nei išsižadėti krikščionybės. Be kankinių mes turime ir šventųjų vienuolių, šventoji Charitina iš 13 amžiaus, šventas vienuolis ir išpažinėjęs tikėjimo Leoncijus Karpovičius iš 17 amžiaus, kuris buvo ortodoksas, jis buvo verčiamas pakeisti konfesiją, kalinamas, bet atsisakė tai padaryti ir liko ištikimas savo tikėjimui. Šventus prisimenam ir kunigaikščius, šventą Daumantą, kuris nepaisant savo nuodėmių padarytų dar Lietuvoje esant pagonimi, atsivertė, pasikrikštijo ir tapo krikščionių valdovu, apie kurį rašoma jo gyvenimo aprašyme, kad visi pavaldiniai jį labai mylėjo, nes jis su visais elgėsi kaip su savo broliais ir seserimis. Ir faktiškai iškart po mirties jis buvo gerbiamas kaip šventasis valdovas, kuris taip krikščioniškai valdė savo tą kunigaikštiją, kuri jam buvo patikėta. Ir žvelgdami į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus galime prisiminti ir daugybę kitų šventųjų. Ir Julijoną Alšėniškę, pamaldi mergelę 15 metų iškeliavusi pas Viešpatį, kurią gerbė, ir Sofiją Radvilienę, taip pat teisi šeimos moteris, kuri buvo gerbiama už savo krikščionišką teisumą. Ir žinoma, prisimindami, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė apėmė ir dabartinės Baltarusijos ir Ukrainos žemės, galime ir prisiminti daugybę tų šventųjų, kurie ten veikė. Tas pats šventas Petro Mohyla iš Kijevo, Konstantinopolio egzarchas Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Apskritai pirmus keletą amžių Lietuvos bažnyčia buvo Konstantinopolio patriarchato Kijevo metropolijos dalis. Ir mus jungia su tom mūsų kaiminėm šalim labai daug šventųjų. Ko vertas ir šventas Makarijus, kuris čia Vilniuje gyveno, čia Vilniuje tarnavo, būdamas Kijevo metropolitu, ir buvo nužudytas pakeliui aplankyti Kijevą. Buvo mongolų totorių antpuolio metu nužudytas šventas kankinys. Ir žvelgdami į savo bažnyčios istoriją turime prisiminti ne tik tai, kas yra gerai, bet ir tai, kas yra blogai. Juk pažvelgę į šventąjį raštą, atsivertę Senąjį testamentą, skaitydami Izraelio tautos istoriją, mes matome ne tik išbalintą Izraelio paveikslą, kur viskas gerai, kur visi Dievo tauta garbina Dievą. Ne. Mes matome, kad Dievas išveda Izraelį iš Egipto ir vos jie išeina, jie pradeda skųstis Mozei. Kodėl tu čia mūsų dykumą atvedei, kur mėsa, kur skanus maistas. Ir Mozė vos neįkalbinėja Dievą, kad jisai pasigailėtų Izraelio tautos. Ir žvelgdami į ortodoksų bažnyčios istoriją Lietuvoje irgi mes galime pamatyti daug skaudžių tų puslapių. Galime viena vertus didžiuotis savo kankiniais minėtais, išpažinėjais ir taip toliau. Galime prisiminti ir iš geros tos pusės tos visus persekiojimus, kuriuos didvyriškai mūsų pirmtakai kentė. Bet kita vertus, štai dabar mes meldžiamės Trinapolio bažnyčioje, kuri Rusijos imperijos laikais buvo atimta iš katalikų ir paversta metropolito Josifo Semaškos vasaros rezidencija. Ir tokių skaudžių puslapių buvo daug, ypač tame XIX amžiuje,
kai galima sakyti, tie, kurie buvo persekiojami, gavę valdžią, tapo persekiotojais. Galima sakyti, tai toks istorijos puslapis, štai kaip ir Senajame testamente, kaip sakiau, yra tie skaudus tokie Izraelio tautos istorijos puslapiai ir štai ir mūsų vietinės bažnyčios istorijos yra tokių skaudžių puslapių. Bet tie skaudus puslapiai Senajame testamente visada pasibaigia atgaila, visada pasibaigia atpirkimu ir visada pasibaigia tuo, kad Dievas grąžina savo tautą pas Dievą. Tai ir mes semkimės įkvėpimo iš tų gerų, gražių puslapių, atgailaukime ir priimkime kaip neteisingus tuos negerus puslapius ir prašykime nuolat, kaip savo asmeninėme gyvenime prašome, atgailaudami, padarę nuodėmę nenusimenam, bet su viltimi einam pas Dievą, išpažįstam nuodėmę, prašom, kad Jisai mūsų apvalytų, priimtų, pašventintų ir vestų toliau. Ir lygiai taip pat ir mes, žinodami, kad yra ir tokių dalykų, su viltimi žvelgime Viešpatį ir su viltimi prašykime Dievą, kad Jis mūsų bažnyčią nuolat naujintų, nuolat maudytų savo malonėje ir nuolat tobulintų, kad galėtumėm jam čia tarnauti ir būtumėm geri savo šalies piliečiai. Amen.